Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir dabar aš greitai parodysiu, kaip reikia pasijungti savo telefoną prie Skype'o. Taigi, kadangi aš turiu mikrofoną išorinį pajungtą prie savo seno gero kompiuterio, bet neturiu web kameros, taigi ką daryti, jeigu norite pasivaidenti video, bet turite tik tai mikrofoną. Tokiu atveju galime pasijungti savo mobilų telefoną. Žinoma, reikės išmaniojo, labai prabangaus nereikia, tiesiog, kad būtų su kamera, o jie visą laiką dabar bus su kamera. Taigi Androidas arba iPhone'as turėtų tai patikti, aš šiuo atveju turiu Androidą. Taigi jums reikės telefono ir ką tame telefone reikės padaryti, tai nueiti į Play Store ir čia susirasti Droid kamerą. Taigi yra mokama versija, 3 svarai eurai, arba yra Droid Cam Wireless nemokama versija. Prasisiųskite ir suinstaliuokite šią programėlę ir tada ją galime atidaryti. Ir jinai duoda mums keletą IP adresų, taigi Wi-Fi. Šį adresą reikės įvesti ant savo kompiuterio, suinstaliuotoje taip pat Droid Cam programoje, ir taip pat yra IP adresas, kad galime būtų valdyti šią savo telefono kamerą iš savo kompiuterio. Taigi suvedus šį adresą į savo kompiuteryje galime bus prisijungti ir ten keisti vieną kitą nustatymą. Na ir taip pat kad galime tiesiog sumažinti ryškumą ekrano ir daugiau čia per daug nieko. Taip pat galime pažiūrėti nustatymus, taigi nustatymai gan nemažai čia yra, galima automatiškai primažinti ryškumą, visą laiką bus jūsų telefonas aktyvus, front kamera, priekinė kamera, galima sukeisti priekinę arba galinę, paprastai bus galinė naudojama, FPS-us galima limituoti, kad saugoti bateriją, ir taip pat galima naudoti mikrofoną iš savo telefono, bet kadangi mes norime naudoti mikrofoną, kuris yra prijungtas prie mūsų kompiuterio, mes šio nenorime. Bet kokiu atveju, ar šis yra pažymėtas ar ne, pačiame Skype'e bus galima irgi pasikeisti, kokį mikrofoną naudoti. Ir taip pat galime apsaugoti savo kamerą slaptažodžiu. Taigi, susinstaliuojame Droid Camą ir tada keliaujame į kompiuterį. Na ką, ir tada savo kompiuteryje jums reikia parsisiųsti šio appso klientą. Taigi, keliaujame į štai šį linką devcam7apps.com droidcam/windows, jeigu naudojate Windows. Taip pat, man regis, ši programėlė yra pritaikyta Linuxui ir Androidui. Ir regis, kad iPhone'o naudotojai palikti už borto šiuo atveju. Na ką, TAF. Taigi, ne veltui vadinasi Droid Cam. Nebejoju, kad iPhone'ui yra kitų appsų, na, bet šiuo atveju viskas bus Androidui ir Windows'am ir Linux'am. Taip, taigi parsisiunčiame klientą, paspaudžiame, parsiunčia štai šią programėlę, ją paleidžiame, aš jau ją turiu suinstaliavęs, ir tada, kai šią programėlę jau suinstaliavote, ją pasileidžiame. Ir turėtumėte gauti panašų langą į šį. Ir čia jums reikia įvesti tą patį device IP, kurį matote ant savo ekrano. Ir portas visada bus 4747 ir galime audio taip pat naudoti, bet nelabai yra tikslo naudoti audio, nebent telefone neturi Skype'o. Taigi, aš palieku tik tai video, suvedu IP ir tada spaudžiu Start. Ir matome, kad prisijungė mūsų kamera prie telefonų ir dabar rodo viską
per mano telefono kamerą. Na ką, dabar žinome, kad viskas veikia ir ką mums reikia padaryti, tai nueiti į patį Skype'ą ir nustatyti Skype'ą, kad jisai naudotų šį Droid Cam'ą. Taigi nueiname į Tools Options ir tada Video Settings ir tada čia matome bus pasirinkimai keletas galimybių ir aš tiesiog pasirinksiu Droid Cam, šaltinis numeris 1 ir matome, kad jisai veikia. Ir tiesiog paspaudžiame Save ir viskas. Dabar jūsų pašnekovas jūs matys per jūsų telefono kamerą, taigi jums nereikia papildomai leisti pinigų ant web kameros. Na ir taip pat galime nueiti į pačią kamerą. Matome, kad kamera yra prisijungus, taigi mums reikia atjungti Skype'ą, šią programėlę. Ir dabar aš tą patį matau, ką per savo telefoną, taigi mums transliacija gyva vyksta per telefoną į kompiuterį, taigi galime savo telefoną paversti į šiokią tokią kamerą. Na ir čia galime atlikti keletą taip pat nustatymų, taigi limituoti FPS-us, išsaugoti nuotrauką, tiesiog padaroma šiokią tokią nuotrauką, taip pat sufokusuoti. Na, šiaip telefonas turėtų pat sufokusuoti, bet jeigu nefokusuoja, galime fokusuoti su šiuo mygtuku. Taip pat jungti flashą telefonų, LEDus, taip pat priartinti ir atitolinti vaizdą. Ir taip pat galime parefreshinti, ne parefreshinti, o pavartyti ir padidinti arba pamažinti visą vaizdą. Tiek apie telefono kameros naudojimą ant jūsų kompiuterio, ją galime naudoti su Skype'u arba tiesiog naudoti kaip web kamerą. Jeigu ką nors norite stebėti iš savo telefono, tarkime telefoną pajungėte prie maitinimo šaltinio, kur nors pastatėte ant palangės ir galite žiūrėti, kas darosi lauke sėdėdami prie savo kompiuterio. Tiek jūsų kompiuteris, tiek telefonas turi būti pajungtas prie jūsų namų vidinio tinklo, taigi telefonas visą laiką bus Wi-Fi, belaidžių internetu dažniausiai pajungtas, o jūsų kompiuteris gali būti laptopas pajungtas prie taip pat belaidžių interneto arba galite naudoti paprastą kabelį. Bet kokiu atveju tiek telefonas, tiek kompiuteris turi būti pajungtas prie jūsų namų routerio interneto. Na ką, šiai pamokėlei tiek. Jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose. Na ir žinoma, nepamirškite prenumeruoti, jeigu dar neprenumeruojate. Ir susimatysime kitoje pamokoje. Su jumis buvo kaip ir visada Vytautas. Iki.